Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Ну ты козел, Сергей. Ты базар-то шлифуй, а то и тебя шлюпну. Тебе мало одного. Договаривались только пугнуть. Да и пугнул. Зато теперь все будут с нами считаться. Теперь все будут нас искать, как бандитов за убийство. Зато Не видать нам теперь зарплаты, как своих ушей. честь сохранили. Пусть знают. Если Джигиту не заплатишь, отправляйся на тот свет. Джигит нашелся. В тюрьме таких джигитов. Ладно, бежим, надо спрятаться. Стой! Мы границы. Ну, с нашими встретимся. Ну? Они нас к границе доведут. Пошли. Ты это, ствол-то спрячь куда-нибудь, а то кто-нибудь увидит. Полицию позовут. Куда я такую дуру спрячу-то? Коля ir Sergejus pavojingi? Ką aš žinau, visi jie čia neaiškus. Pagal turimus duomenys, lyg ir nėra nusikaltėliai, bet dėl Sergejaus negarantuoju. Jie iš Azijos visi kitokie. Duomenų apie juos negausi, kažkokie paslaptingi, patys žinot, nėra ten tvarkos, bet iki šiol iš kitų neįsiskyrė. Dabar išsiskyrė, nušovė lentpėjos viršininką. Girdėjau, Kaip jums atrodo, ko nepasidalino? neįsivaizduoju. Все. Я больше не могу. Никто и не гонится. Сюда уже не сунутся. А где мы? В лесу, осел. А я думал, что в бане. Kvietė tamsta, kapitone. Tikrai taip. Leitenantė reikia pasirašyti. A, čia dėl ginklo. Taip. Šiandien gauni naują asmeninį ginklą. Taip, tamsta. Tyrimas dėl ginklo praradimo baigtas. Manau, to bus skirtas pabėgimas, o už prarastą ginklą siūloma atsiskaityti pagal teisinius aktus. Nepigiai kainuos. Dar gerai, kad viskas tai baigėsi. Baigėsi? Nesibaigė. Ginklas nerastas. Tamsta, kapitone. Visur ieškojom. Vėliavėlės maikstėm, su metalo detektoriumi ieškojom. Niekur nėra. Mistika kažkokia. Tikra mistika. Vandens iki kelios 100 vyrų negali surasti ginklo. Tikiuosi, kad jis nepateks ten, kur nereikia. Tikėkimės. Na kągi, aš asmeniškai nesuprantu, kodėl taip greitai baigėsi tyrimas, aš būčiau pasižiūrėjęs žymiai principingiau. Prieš metus vienam karininkui už tokį bokštą baudžiamoji buvo iškelta. Kaip vyresnybė nusprendė, taip nusprendė. Tamsta, kapitone. Gerai. Vyresnybės nutarimų neaptarinėsime. Užrašei? Tikiuosi šitą saugosi. Kaip savo akį. Tiesa,
Puikiai pasirodė su aviacinė bomba. Nu, puikiai, ne puikiai, bet vyrai nors ir šauktiniai. O tai bravo, nepasimetė. Duos Dievas tokių vyrų, kai tapsim profesionalais, tai su tokiais į žvalgybą eisiu. Beje, už tokią riziką su šauktiniais galim gerokai gauti kailį. Žinau. Paskatinsim. Gerai, kas gerai baigėsi. Būtum ką praradęs, skandalas garantuotas. Tamsta kapitonė, leiskit eiti. Pasirašai ir galėjai. Laisvai, kariai. Ir kada baigsis mano atostogos, Tamsta? Atostogos baigėsi, tu laisvas. Tikrai, o tai... Kas ten buvo, ne kaliosai? Kokie dar kaliosai? Nu, ratai, amfetaminas. Ai, vien žodžiu. Amfetaminas, sakai? Dėja, ten buvo paprasčiausias analginas. Tik nesuprantu, kam tu jas laikai po pagalbę. Aš sakiau, kad jos nėra mano. Tu kaip jos ten atsidūrė? Nereikia būti ir Sherlocku Holmsu, kad suprastum, kad manęs kažkas pakišo. Analgina. Kurių galų? Ir kas? Nežinau, bet įtariu. Ir kasgi? Nesakysiu. Nekaltumo prezumpcija, dar apšmeišiu kokį nekaltą kaimietį Tamsta. Nenori, nereikia. Bet tai kam tada taip blaškeisi? Dėl šventos ramybės, o jeigu būtų pakišę ką nors rimtesnio, ką, būtų labai gera būti teisiamam? Iki šiol galvau, kad tavo pagrindinė užduotis išlėkti iš kariuomenės. Tikrai ne. Ne, nu tai aš tavęs visiškai jau nebesuprantu. Todėl, kad žmogaus protas neįminta mįslė. Aš iš niekur nenoriu būti išmestas. Iš baro, iš lovos, iš kariuomenės. Ir šis gal man čia patinka. Na, jeigu patinka, gali grįžti prie savo būrio. Tu laisvas. Klausau, Tamsta. Jūsų kava, šefė. Aha. Ir ką čia tokio gero žiūrit, kad taip slepiat? Jeigu pamatysi, kas čia yra, man teks tave užmušti. Nu, jūs turbūt juokaujat. Žinok, nejuokauju. Užverščiau mygam. Tai aišku, juokauju. Pornuką čia žiūrėjau, žinai. Nu, sėsk šalia, kai pažiūrėsim kartu, ką? Davai. Gal... Čia, žinok, panas tokius fortelius išdarinėja, po to galėsim pabandyti dviese. Ką? Nu, gal geriau kokį kitą kartą. O ką jums merginų trūksta? Taigi visą būrį turit. Nu, būrį turiu, bet, žinai, šviežiena niekada neprošal. O ką tu žinai, gal tau patiks viską? Jo. Šitai ir arbatpinigiai normalus. Nu, jūs, šefė, tikrai juokaujat. Aš gal eisiu. Palauk truputėlį. Tu Iriušas nematei? Jeigu užėjo kalba apie merginas. Kažko seniai pas mus nesirodė. Nu, taigi jį viešbučiuose dirba vasarą, pilna klientų, turistų. Pats darbymetis. Suka, nu. Ašgi jai sakiau. Aš jai sakiau, kad porai mėnesių nusėstų į dugną. Nu, bet taigi jai pinigų reikia. Visiems pinigų reikia, o ką dabar dėl tų 200 litų jinai ir pati zalitėlis ir dar man problemų pridarys. Nu, jūs viską užgesinsit kaip visada. Kaip visada, sakai. Nu, kaip visada gali nepavykti. Gerai, tu eik šitą. Jeigu pamatysi Iriušą, sakyk, kad aš jos ieškojau. Gerai? Nepamiršk. Nu ir kurgi tu dingai, starlėjau, ką? Tu ką galvoji, nuo erkės taip lengvai pasiplausi? Šaištu pasiplausi. Nu gerai, sužinosi, su kuo turi reikalus.
Taip, kaip tavo dukra vadina? Avo, Myglė. Gražus vardas. Nu, reikės artimiau susipažinti. Reikės artimiau. Там добре посідаємо. Повальки нормальні. Йо, мужики, десь у Ryanair Боїнгу з доходом Боїнгу. Tam stakvilionai barys paruoštas. Kariai, mūsų laukia rimta užduotis. Policija prašo pagalbos. Iš Ruklos užsieniečių registravimo centro pabėgo 2 piliečiai. Prieš tai jie nušovė žmogų. Preliminariniais duomenimis. Vienas jų turėjo automatą AK-47, taip kad situacija labai rimta ir pabėgėliai pavojingi. Dabar vyksime į įvykio vietą. Ten gausite tolimesnius nurodymus. Tiesioginio kontakto metu. Situacija neprognozuojama. Būkit viskam pasiruošę. Neatmestina susišaudimo galimybė. Todėl prisiminkit, ką mokiau, kaip elgtis tokiu atveju. Kol kas tiek. Išsiskirsit į mašinas. Žiūrėk, savo galvą atsakai už kiekvieną karį. Čia šauktiniai. Greičiau padarytų profesionalų kariuomenę, tai bent motyvuoti žmonės būtų. O čia beveik vaikus pas psichus reikia siųsti. Beveik kaip Kosovas? Daug tu žinai apie Kosovą. Nupasakoju. Tai nueik į turgų, dar ne taip papasakos. Nuvažiuosi, tada pats pamatysi. Išmoksiu anglų ir pirmų reisų. NATO karininkas, o nežinai anglų kalbos? Pas mus mokyklai prancūzų buvo. Namie palikai, gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Ačiū. Gal ko nors stipresnio? Oi, ne, ačiū, dar žinok, vairuot turėsiu. O aš ką nors išgersiu. Nors... Gal tu ir teisi, per tą brūdą tik bėdos. Nebūčiau prisigėrus, nebūtų tas Kazanovas atslinkęs. Tik nereikia manęs varyt, gerai. Aš to norėjau nuotaiką pakelt. Ir visiškai tavęs nesiruošiau guldysiu svetimais vyrais. Nieko aš ant tavęs nevarau. Kaip manai, Arvydas atsileis? Ką aš žinau? Ir tu gali prisėsti, aš negaliu šnekėti, stovi čia kaip gyvas priekaištas. Aš atleisčiau. Tik nežinau, kaip jis. Ką aš žinau? Apskritai man atrodo, kad vyrai labai sunkiai pakelia šitokią naujieną. Nes jie, matai, jautresni ir labiau pažeidžiamesni. Nes, pavyzdžiui, jeigu moteris nueina nalieva su kitu, tai jisai galvoja, kad jisai jos, tipo, negali patenkinti ir skaito save impotentu. Kuris vyras tau padėkos už šitokią naujieną? Ačiū, mielasis, nesi niekam tikęs. Gal būna taip, kad sugeba ir giliau pažvelgti? Gal? Nu jo, yra viena tokia merga, kuri visiškai va taip natūraliai su visais. Dulkina savo. Kas tokia? Ai, tu jos nepažįsti. Tokia barakūda. Susirado normalų bičą, o pati žartva paskutinė. Nei gėdos, nei sarmatos. Nu ir ką? Koks skanus pyragas. Čia pati kepėjai?
Turėsi receptą duoti. Bendrai ne. Į savo rūbus jau nebeįlenda. Tai va, ta žertva nuvažiavo pas kažkokią hebrą, čiut ne grupinis, paskui skambina savo vyrui, atvažiuoja pasiimti geras. Negali būti. Aš tau rimtai sakau. Gal jis nenormalus, gal jam perversija kokia. Nors gal ir būna vyrų, kuriems patinka, kai jo žmonos su kitu. Nu, kad ne. Ne, jisai ją labai myli. Jisai bijo jos netekti, todėl nori, kad jinai pastoviai su juo būtų. Dėl to viską ir atleidžia. Nors vyrai šiaip jau labai sunkiai atleidžia tokias naujienas. Kaip manai, ir Arvydas taip? Ką aš žinau? Nu, tu jį geriau pažįsti. Vis tiek viskas susitvarkys. Aš atleisčiau. Aš jį per daug myliu, kad dėl vieno tokio... Nu. O kas čia žadėjo skirtis, todėl kad jisai per ilgai darbe užsibūna? O dabar supratau, kad atleisčiau. Kaip aš prisimenu, kaip pirmas tik susipažinau. Daivut, nereikia ką. Tu man 50 milijardų sykių pasakoji savo tą istoriją, ką? Aš tada buvau strigus aikštelį, niekaip negalėjau išvairuoti, šlapia, lietus lyja, nieko nesimato. Aš gal tik tai antrą kartą į miestą išvairavau. Suku atbulą, girdžiu, kad brūkštinu į kitą mašiną, atgal ir taip kokį pusvalandį. Vos verti iš pykčio nepradėjau. Ir tada pasirodo jis. Pasitempęs, tvarkingas, su skėčiu. Atsiprašau, panelė, gal galėčiau padėti. Ne taip, be jokių juokelių, be pašaipos, bolą užvėrė. Ne, džentelmeniškai atsisėdo, išvairavo. Viskas atsisveikino, aš nesupikau, galvoju, negi aš taip visiškai nepatikau, kad nei telefono paprašė, nei kavos pakeitė. Ačiū, Daivute. Nepyk, bet viskas skubu. Iki laimingai žvaigždė. Viskas bus gerai, tu nepergyvena. Iki. Laikykis save. Po to susitikom dideliai kompanijai. Aš jam pasakiau, koks mažas pasaulis. O jis atsakė, na ir gerai, kad pasaulis nedidelis. Labadiena. O, sveiki viršininkai. Sveiki. Sėsk. Šiandien tik gaisrininkų man te trūksta. Ką tik iš policijos. Papasakoju viską, ką žinojau. Štai, pabėgėlių bylų kopijos. Nekažin kas? Klausyk, o tas Sergejus kariavęs? Nežinau. Jie visi man panašus į kariavusius. Kaip yra iš tikrųjų, aš nežinau. Į centrą pasiprašė kaip pabėgėliai. O vardas ir pavardė ar tikri irgi nežinau. Nedrausmingas toks buvo, žinai, dingdavo savaitėj, 2. Tai ką, jie ten visi pas tave ginkluoti? Nežinau. Į centrą ginklų nesineša, bet įtariu, kad turi. Nors panaudojo pirmą kartą. Šiaip stengiasi pareigūnams nepakliūti, deportuos. Į kalėjimą pakliūti irgi bijo, kad ir vietiniams nepatiks. O čia tai blogai. Tik dar labiau priešinsis, kol sulaikysim. Žinai, gal jų nėra Lietuvoj. Žino, kaip kirsti sieną, kažkas pravedė, vadinasi, ryšių turi. Ką tu čia nesąmonę šneki? Pranešimo iš policijos apie nuvarytas mašinas neturim? Neturim. Nuo centro iki sienos irgi geras gabalas. O be to visur aplink policijos postai. O čia jau jūsų reikalas. Man dabar kiti rūpesčiai. Reikės spręsti vietinių ir pabėgėlių problemas. Žinai, tas iš Lentpjūvės daug pažįstamų turėjo. Dabar jie visi darys tvarką, statys pabėgėlius į vietą. Įtariu, kad su policija dabar teks dažniau bendrauti. Užjaučiu, gerai. Kol kas tiek, gerai? Gerai, ačiū. Važiuodamas pro šalį, aš užvažiuosiu. Klausyk. Modino, tu mano meškerę sutvarkėjai? Jeigu jau važiuojame į sodybą, tai aš dar ir pameškeriot, ko gero suspėsiu. Nusimanau, aš tavo meškerės. Anksčiau tau jas Davidas tvarkydavo. Dabar jis šautuvėlius tvarko. Tėvai, kaip tu gali taip juokauti? Bet mes dabar važiuojam linksmins, o jis ten vienas sėdi. Jam gal liūdna.
A kogi liūdna. Kariuomeniai daug žmonių. Žinai, aš prisimenu, kai sovietų kariuomeniai tarnavau. Nu, baigtų su tuo savo sovietų kariuomenį. Tu pats sakai, kad 2 metai tartum iš gyvenimo išbraukti. Tada taip sakiau, nes praktiškai taip ir buvo. Bet žinai, viską gyvenimas į savo vietą sutvarko. Ir sustatos. Nes jeigu nebūtų sovietų kariuomenės disciplinos, tai ir mano verslo nebūtų. O. Nu, ne visi tokie kaip tu. Deividas yra jautrus berniukas. Prisimink, kaip jam mokslai gražiai sekėsi. Nu, taigi, aš nieko ir nesakau. Jisai turi galvą, bet supranti, jis absoliučiai neturi atsakomybės jausmų. O protas be atsakomybės yra 0. Jam į mokslus reikia. Suspės, motin. Tegu tik tais jis nori, supranti? Grįš iš kariuomenės, aš jį taisau į prestižiškiausią Londono koledžą. Tegu tik turi noro, bet iki šio laiko jo noras buvo tik linksmybės ir mergos, daugiau niekas. Bet kitų normalių žmonių vaikai... Kokių? Nu, tu man paaiškink, kokių? Kas tie normalų žmonės? Kauno poničkos su savo lepūnėliais. Tuos tavo poniškos, kaip tu sakai, yra Kauno elitas. Dėjau aš, supranti, skersą ant to tavo elito. O tu pasižiūrėk, Anglijos princas. Eličiau, man atrodo, nebūna. Kariuomeniai tarnauja. Tai negana to. Pasiprašė dabar į Iraką. Mūsų elitas. Laipnėse apsimyžęs narkotikus badas. Nu gerai, gal tu ir teisus. Bet supranti, man vis tiek kažkaip labai neramu. Nu, suprantu, motinos širdis. Taip, motinos širdis. Nu, klausyk, nu tu apsiramink. Nu, nieko gem neatsitiks. Sugrįš. Nori? Aš jam įtaisysiu kelionę. Aplink pasaulį. Ką? Tikrai taisysi. Šunys. Todėl, kad vaikai, žinok, nusipelnė. Tikrai nusipelnė. Klausyk, dabar važiuojam, nes garbės žodis štai mums bešnekant naktis ateis. O aš dar noriu suspėti rytinį kibimą. Būrys, vykdo tik perimetro apsaugą, nieko nepraleidžiat. Seržantas turi žemėlapius, nurodžiu, kur išdėsit paskalas. Ir dar, čia pilna samagono bravorų. Taip, kad gali kvailioti ir vietiniai. Klausimų bus? Galima paklausti? Taip. O tai jei jos pamatysim, šaut? Pirminę šaunat. Jeigu įvyks susišaudimas, elkitės pagal aplinkybės. Į kontaktą neiti. Apie įvykius informuoti seržantui. O tai kada šaut? Labai rankos nešti. Šaut galima tik tai tada, jeigu iškils pavojus tavo draugų arba civilinių gyventojų gyvybei. Galima dar kartą paklausti? Klausk. O kur tie samagono bravorai? Palik juokus. Aš ir nejuokauju. Mes ten rusus ir atrasim. Jeigu daugiau klausimų nėra ir šmaišių pastabėlių, viskas. 3 minutės pasiruošt ir judam. Sveikščiut. Dabar klausyk, ausis ištempęs. Važiuojam į miestelį. Ten jūs statai, karius pagal perimetrą. Klausau. Čia neklausyt. Čia suprast reikia, čia šauktiniai, jie iš baimės gali pradėti šaudyti bet ką.
pats girdėjai. Jiems ką tik šaudyt. Tau reikia valdyti situaciją, čia kaip misijoje. Karys gali pradėti šaudyti tik tai tada, jeigu kas nors į jį atidengia ugnį. Aišku? Aišku, o tai jeigu jie tik taikysis? Nu ir jūs taikykitės, nu nemažas esi. Realiai vertink situaciją. Supratai? Supratau. Klausom. Vykdyt. Kariai, į mašinas. Постой, красавица. Стой! Что, русский язык позабыла? Ну, привет. Это сейчас. Ты чё? Ты чё? На какой хрен тебе с этой бабой связываться? Берем все, что нам надо, и сматываемся. На нас и так такую тревогу, наверное, подняли. А мне до фени. Ну вот. Слушай, пацан, давай серьезно. Так, стоп, не промокашка! Вот не мелькай, лучше вяжи ее. Промокашка. А, что, не нравится? Скажи спасибо, что еще не трахнули тебя. Стой, ну, конечно, как говорится, лучше быть дедушкой, чем спать с бабушкой. Так, что за... Слушай, где нормальная водка? Вот, ты что, слепой? Целая полка. Это нормальная водка? Они нормальную водку под полой прячут. Где нормальная водка? Это все, что у меня есть. Берите все. Вот так. Все. Картина Репина приплыли. Машину! Прикройтесь, пришмаш! Хана. Теперь нас возьмут. Ни хрена не возьмут. Они же даже не знают, что мы здесь. Только заткни их глотку. Сейчас я ее заткну. Мудак! Нас заметили. Все, надо сдаваться. Сейчас, бля, я им сдамся. Я их всех положу. Ты охренел, что ли? Что мусор сидит? Давай мотаем отсюда, пока нас не окружили. И преданга! Выкуси, живым я не сдамся! Ну как гигантский ты вот! Пошли на чего? Костя, сужили? Нет. Кикай с плеч. Кук. Situacija sudėtinga. Kol norės specialių pajėgų, užimti poziciją ir šaut pagal mano komandą. Gal palaukim tamstą. Po pusvalandžio bus aras su derybininkais. Palauksim, jeigu leis situacija. Ten viduje gali būti įkaitų. Užtikrinti jų saugumą mūsų pagrindinė užduotis. Vykdyt. Kapitone, vienas ginkluotas AK-4. Kokia bus komanda? Kol kas laukiam. Jie ten turi būti 2. Kol nėra pastiprinimo, nieko nedarom. Nebent įvyktų kažkas netikėto. Bet aš matau tik tai vieną ir įkaitę. Kito nė kvapo. Gal jis spruko? Gal. Čia kapitonas Vilkas. Bėgliai užsidarė Vaidotų kaimo parduotuvėje. Mūsų būrys apšaudytas iš automatinio ginklo. Sužeistų nėra. Kiek įkaitų, aš nežinau. Tiesa, girdėjau moters šauksmą, tai mažiausiai viena pardavėja.
Miglė Miknaitė, taip? Taip, o kas jūs? Aš tavo tėvelio korešas. Oi, tai yra draugas. Nu, matai, mes kartu tarnavom. Labą dieną, bet aš jūsų anksčiau nemačiau. Tu, matai, aš Afganė tarnavau spės pajėgose, negalėjai manęs matyti. O tėvelis apie tave man daug pasakojo jo. Klausyk, tai aš galiu tave pavežti. Man čia tai netoli, man nepatogu. Nu, kokį čia nepatogu? Baigtų nepatogu, viskas patogu, eime paveši. Sėsk. Jo, matai, nepagalvoju. Aš vaikų neturiu, matai. Sėsk. Ledų gal nori? Aš reikėčiau paskambinti, pasakyti, kad galvoju. O gerai, ir paskambinsim, būtinai paskambinsim. Ledus valgydami ir paskambinsim. Tavo tėveliai bus labai įdomu sužinoti, kad tu su manimi. Čia 5 stojamės ir supam iš dešinės. Ten 5 stojamės ir sukam iš kairės. Vykdyt! Mokymai nepraėjo veltui. Žiūrėk, kariai gerai suprato užduotį, puikiai juda. Nėra geresnis pamokos negu serija iš automato virš galvos. Vyr leitenantė, kas naujo parduotuviai? Kol kas be pasikeitimų. Matau tik vieną taikinį. Mikna, patikrink tarnybinį. Klausau. Tamsta, vienas pabėgo. Ar tu tikras? Durys praviros. Tikriausiai pabėgo. Aišku. Vienas nusikaltėlis pabėgo. Parduotuvėje liko tik vienas ir pardavėja. Vyr leitenantė, ar gerai matote taikinį? Jis dangstosi įkaitę. Be to moterį blokuoja kasos aparatas. Švarų šūvių neturit? Kol kas ne. Alaus tu man įpilk. Mikna klauso. Nu, labas, mielas draugė. Ko tu reikia? Ko reikia? O ką jūs taip Ustavas moka su visuomenė bendrauti, ką? Ko tau reikia, klausiu? Nu, nežinau, paskambinau, paklausti, gal tu ant manęs pyksti. Telefoną nekeli, į SMS-us neatsakai. Užsiėmęs buvau. Užsiėmęs? Nu, tai aišku, aš taip ir pagalvojau, kad užsiėmęs. Dėl togi turi kažkas tavo šeimą pasirūpinti. Nesupratau. Tu žinai, kas yra Anzelmutė? Kas? Čia biplanų daina tokia? Pataikė tiesiai į 10. Anzelmutė yra tai mergaitė, kuri yra pedofilų auka. Girdėjai tokias. O tu esi kažkoks pas mus labai nerūpestingas tėtė. Paleidai vaiką, vaikščioti vieną ir dar tokį gražų. Tai gerai, kad šalia buvo dėdė Erikas, kuris pasirūpino tavo mergaitę. Pavežė ją, pasaugojo. Klausyk tu. Tu, jeigu bent plauką palies jos, jeigu tu bent ją paliesi piršteliu, aš taip... Klausyk, Litiocha, tau ką? Visai nuo furaškės vienas vingis smegenyse beliko. Aš taugi aiškinu, jeigu kas atsitikę būtų. Taigi džiaukis, kad yra toks dėdė Erikas, kuris pasirūpina tavo vaikais. Supranti? O dabar jinai saugoma geriau negu visa tavo armija saugotų. Va. Pasėdi kaip tik pas mane terasoje, ledus valgo. O, kaip gražiai laižo. Žinok, net man užsinorėjo. Ledų žinoma. Iki. Klausyk,
tu. Jeigu tu ją pirštų paliesi, aš tu lavonas, supratai? Kas čia per pašaliniai pokalbio operacijos metu? Tu ką savo problemas spręs ir mūšio laukia? Atleiskit tamstą, labai svarbus pokalbis. Открывай. Сука. Ну что? Чего ж тебя никто не приходит спасать? Где ваша ната? Засратая. Сейчас я их всех один положу, как дед в 45-м. Стоять. Ну, где вы там, Покажите свои мордашки, сволочи проклятые! Ты! Ну, а теперь я тебя точно кончу! Turiu taikinį šauti. Kam tos problemos? Paskui sakyk kaip už gerą. Klausyk, paimsiu aš tą rėksnį. Pridenk pavieniais šūviais. Klausau. Dėmesio. Pradedam. Выходите, трусы! Считаю до 10 и кончаю вашу суку! Вставай, корова! Вставай! А теперь пошла! Ну что, доигрались, падлы? Теперь смотрите, как я ее прикончу! Ой, ты мне руку сломал, падла! Ну, где второй? Где? Он уже давно тю-тю. Ищи ветра в поле. Да. Ничего не... Не бей, начальник! Полчаса назад как дёру дал. Тут и пошек продал туда. Пострупенько продавай. А больно, начальник. Jau maniau viskas galas. Niekas nepadės. Jūs tik neverkit, viskas gerai. Bet ten buvo dar vienas. Žinokit, kas jie tokie kaliniai? Panašiai. Давай! Иди, Туся! Ставим суем. Клаусau! Ай, это же сломанный! Ай! Čia kapitonas Vilkas. Vienas sulaikėm, kitas pabėgo. Sužeistų nėra. Alerzu, pasimiltai, lyja ir lyja. Visus kurmius baigia iš žemės išplauti. Sergėk, dieve, nuo tokio lietaus. Ai. Gal sakau, motin, be reikalo mes čia vargstam. Važiuotumėm į Vilnių pas vaikus. O ir nereiktų mums čia nugarus lankstyti. O ką jau aš, tėvą ant to asfalto, tai aš numirčiau. Ką te daryti? Taigi anukelius auginti pamatytum. O ir šiaip jau vasarą nebeatveža. Taigi sakė, kad atveš. Po Ispaniją važinėja, į ką jau te geriau randa, nežinau. O čiagi į kiaušiniai, į pienas šviežias. Į uogų va nespėjom skyt. Į obuolių kiek. Taip. Oi, dieve, ramybė kokia. O ramybė kokia. Ага. Ну, чё, старички? Принимайте гостей. Балки, що жальки? Брось грабли, старый хрыч. Тėvai nelįsk, tėvai nelįsk. Простос! Старая ведьма! Я тебя сейчас зарежу.
Vienas likęs nusikaltėlis tampa dar agresyvesnis. Ты мне смотри, дед. Скажи спасибо старой, что я тебя не прикончил. Jį gaudančių karių laukia rimta užduotis – išgelbėti 2 jo laikomus įkaitus. Ne ką lengvesnė užduotis laukia ir Miknos. Jis skuba gelbėti į nusikaltelio erkės rankas papuolusios dukros. Oi, Lytiocha, pagaliau atvažiavo. Tėti, aš bijau. Ir pagaliau sužino, ko iš tikrųjų erkiai reikia. Sakykime, aš pristatysiu krovinį vietą. Ir viskas? Tiesnai pionierskaya. Viskas, daugiau nei tu mūsų matai. Nei mes tavęs matome. Žiūrėkite apie tai 9-oje Garbės kuopos dalyje įprastu laiku 9:30 šeštadienį. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.